Kol kas trūksta prie ispaniško pick and rollo, Vezenkovas liko visiškai laisvas. Vokupas. Jo vienas, kitas pasisukimas, Ignas Brazdeikis baudžia lygiai taip pat skaudžiai gynyboje. Kalboje gynyboje Giedraičiui. Fournier prieš jį Brazdeikis, 4 sekundės iki atakos pabaigos, dabar jau reikia žaisti individualiai Fournier. Vėl Brazdeikis atstovi gynyboje. Na čia jau... Pamiršę šitą faktą, aš tikrai būčiau apie jį užsiminęs. Butkevičius. Kamuolys toliau sukamas į atakos kraštą. Giedraitis iki Garcokas, jis turi tas nuolatinės ilgų minučių rotacijas. Vezenkovas. Čia gynybos 1 prieš 1 situacija. Pražangos puolime dabar galėjai tokiom pražangom stabdyti Vezenkovą. Čia dar viena klaida organizuojant ataką. Kol kas labai jau aiškiai žalgiriečiai rodo Olympiakos. Tingėjo ten pakelti ranką. Taip, ir čia vėl negalima naudoti pražangų iki bonuso, nes jau turime 4 ir žalgiriečiai turi tiesiog gyventi su tais metimais. Situacija Deividui Sirvydžiui, reikia mesti negalvoti, Deividas tikrai tą moka daryti, gaila nepataiko, jis susipeša dėl kamulio puolime 3 žalgiriečiai. Ir viskas Metas Mitčelas prieš fiziškai netaip tvirtai sudėtą Evaną Fournier, sunkus metimas. Sirvydis atsisako progos atakuoti iš toli. Ulanovas. Prieš Vezenkovą. Ten po to paties derinio iš užgalinės linijos. Francisko. Jo mestą kamuolį atrodo liečia Moses Wrightas. Reikia žiūrėti į krepšį. Nepataiko Metas Mitčelas, kiek daug chaoso aikštėje. Ulanovas, atgal Francisko. Sirvydis meta dar kartą ir vėl nepataiko Deividas Sirvydis. Kamuoliai taip labai patogiai po tritaškių atšoka Olympiakos. Ir ne pirma tokia situacija. Po 2 kėlinių atsilikinėjo 1 taško skirtumų, bet pralaimėjo 20 taškų. Čia dar viena klaida iš Meto Mitčelo. Taip, Metas Mitčelas ten bandydamas pereiti. Ir uždėti yra. Taip, kol kas žalgiris daužo metalą. 3 sekundės. Ar spės išmesti kamuolį? Spėjo išmesti kamuolį ir aišku. Taiklaus metimo nėra, bet žalgirio puolimas viską padarė gerai. Na, kažkoks tritaškių užkeikimas Europos turnyruose žaidžiančioms Lietuvos. Viljamsas Gosas. Nepataiko ir jie. Metais žalgiris surinko 9 taškus. Per pirmą rungtynių pusę. Union Olimpiją, taip. Pagaliau. Ne. Spanulis 1 daugiau. Papalukas? Ne. Galbūt šiek tiek žemesnės lentynos. Čia dar vis. Deividas Sirvydis. Pick and popas su Smailagičiumi, serbas visiškai laisvas. Kodėl nemetė iš toli Smailagičius, bet vis tiek už... Puolimas pagaliau kažkiek pradeda krutėti ir tik -12. Ir 2 mažiausiai rungtynėse su Barsa žaidę žaidėjai atidarė Žalgirio taškų sąskaitą po labai ilgos pertraukos. 15-30. Čia pražangos taip gudriai bandė ieškoti Francisko. Smailagičius nepataiko jis iš toli. Pagaliau atsirišo krepšys Kauno Žalgiriui, bet tikrai dar neatsirišo taip, kad šiose rungtynėse pasidarytų karščiau. Ojojoj. Na ir Rekslai ir dabar vietoje jo Bryantas Dunstonas vėl aikštelėje. Silveinas Francisko. Arčiau krepšio čia. Prisimin. Arnas Butkevičius ten sureagavo situacijoje. Silveinas Francisko vėl. Labai... Bus ne 3, bus 4. 4 vakarai. Nesportinė pražanga. Nesportinė pražanga. Jo veido išraiška tikrai pasako, ką turbūt visi Žalgirio fanai galvoja po pirmosios rungtynių pusės. O, Bryantas Dunstonas kaip pravalė kelią. Daugiau klaidų nei rezultatyvių perdavimų buvo ir praėjusią savaitę su Barcelona. Tyronas Volsas vėl aikštėje prieš jį Evanas Fournier. Dar viena Bryanto Dunstono užka. Tai nėra jokia komfortabili pranašumo situacija. Metas Mitčelas dirba su Evanu Fournier. Panaši situacija ir kitoje aikštelės pusėje. Ir čia atsilieps rungtynių rezultate. Matome iškart išsikeitimas. Francisko turi Vezenkovą, nenori jo atakuoti. Dar vienas išsikeitimas ir Dunstonas dabar jau prieš Vezenkovą. Žalgiris gerai sujudina kamuolį. Dovydas tuos atkovotus kamuolius puolime pavirsti ir į savo kapitalą, renkant taškus antraisiais šansais. Ulanovas. Net priimti kamuolį jam Tomas Vokupas. Tokia jo gynyba. Taip ir jau antrą ataką iš eilės. Francisko nesugeba tiesiog pasiimti kamuolį. Čia Giedraitis. Giedraitis dviženklį rezultatyvumą renka antrajame susitikime iš eilės. Čia Giedraičio mestą kamuolį lieka. Bet 11 ir dar likus 15 minučių. Taip ir yra rungtynėse. Rezultatyvesnėse rungtynėse, kuriuose renkami taškai 11 taškų neatrodytų labai bloga. 8. Sirvydis galbūt dabar. Deividas Sirvydis prameta 6-ąjį tritaškį. Grįžtam prie to, kad metikas negali nemesti.
Čia kiek geresnis Deivido epizodas gynyboje. 3-1 Žalgirio proga. Ir Deividas. Piekos turi 10 sekundžių. Ir 4 minutės iki trečio kėlinio pabaigos. Vezenkovas mato likusį laiką, 5 sekundės. Viljamsas Gosas turės aštrinti ataką. Aštrina prieš Lekavičių, turi ūgio pranakmingai įsibėgėjo savo karjeroje būtent tame sezone. Ir nubraukė tas visas kalbas. Buvo 2 iš 19 tritaškiai po pirmų 3 LKL rungtynių Deividui. Čia irgi šovimas į naują vaidmenį, į naują lygį. Laurynas Birutis rodo. Yra pataikiusios 5 tritaškius iš 31 bandymo. Sirvydis. Čia jau pasigavo Tylerį Dorsey, lyg būtų. Bet skirtumas vienženklis. Ir čia perimtas kamuolys iš Evano Fournier rankų. Deividas Sirvydis su Arnu Butkevičiu greitoje atakoje. Sirvydis. Rungtynės, bet reikia pagirti Žalgirį už tai, kad bando kovoti, bando išlikti ir, nepaisant to, kaip daug dalykų nesiseka, jie vis tiek nepaleidžia šių rungtynių. Mustafa Falas arčiau krepšio gauna kamuolį ir tai jau yra praėjusio sezono įprastimties. Priminsime, dėl stresinio pėdos lūžio 5 mėnesius nerungtyniavo Mustafa Falas. Ir čia atkovotas kamuolys. Nu, čia. Eurolygos veteranų dvikova. Eurolygos liestinių veteranų dvikova ir dabar. Žiūrėsime, ką nuveiks žalgiriečiai. 1-1 Silveinas Francisko. Prieš jį dabar lieka Vezenkovas. Įveiktas driblingų. Smailagičius iš toli pataiko Alenas Smailagičius. Rungtynėse Dunstonas su Smailagičiumi kartu aikštelėje vienu metu. Toks yra Andrėja Trinkėri sumanimas. Čia po išsikeitimo prieš Sirvydį Kostas Papanikolao. 2 taiklę rankelę turintį žaidėjai. Francisko reikia gelbėti ataką. Metimas iš toli. Silveinas Francisko atsistoja iš savo vietų dabar. Visi stebinti šią transliaciją. Mustafa Falas. Geras įkirtimas. Vėl kamuolys suvaikšto iki laisvo žaidėjo. Na, čia jau nepilnos 7 minutės ir pasi. Nors dvikovoje su Barcelona jis buvo svarbus rotacijų žaidėjas, ypač gynyboje. Sirvydis laisvas. Nėra taškų. Bryantas Dunstonas. Jie išnaudojami mažų procentų. Aš džiaugiuosi tik dėl vieno. Žinau, kad Deividas Sirvydis prametęs 12 metimų, mes ir 13. Čia Mustafa Falas negali pastumti Bryanto Dunstono. Dabar Žalgiris atrodo randa tą žaidėją, kurį nori atakuoti, bet ir vėl metimas po pagavimo iki lanką. Petruševas veido į krepšį. Šumas tas yra užtikrintesnis. Taip, karščiausia situacija buvo 6 likę taškai. Galbūt dabar Deividas Sirvydis pagaliau palaikė Olympiakos viltis gyvas, tuo metu serbas, bet visgi Jasikevičius aukliniai iškovojo pergalę. Sirvydis, reikia mest. Ir pataiko. Nebuvo baigęsis laikas, čia vėl tas pats derinys, vėl Sirvydis laisvas. Dar vieną pataiko Deividas Sirvydis. Tai atrodo bent jau šių rungtynių kontekste. Na, ar bus 4 iš eilės Deivido Sirvydžio tritaškis? Jo. Atšokimas prie tritaškio, bet... Supranta, ko laukti, tikėtis, Trinkėris spaudžia tiesiog. Čia aš įsivaizduoju, kas dabar vyksta taikos ir draugystės sporto rūmuose. Bet žiūrėk, veiksmas buvo, ar ne? Šiek tiek. Su visa derama pagarba Kostai Papanikolao. Galima bet kokį nekaltą veidelį pabandyti nustatyti ir čia gaila, bet labai... Ta patį gali sakyti. Sirvydis švengė kol kas didelių problemų, bet čia yra ir antra atakos pusė. Fournier. Iš toli Evanas Fournier tokį tritaškį pataikė Stambule. Neįmeta dabar tokio Pirėjoje. Tęsiasi varžovų ataka. Petruševas čia. Ir pražanga fiksuojama. Pražanga puolime! Taip! Pražanga puolime! Butkevičius išvengė Sirvydžio metimo Olympiakos. Silveinas Francisko atšokęs metą, susikuria savo progą. Silveinas Francisko tęsia 4. Aš negaliu iš tikrųjų to patikėti, kad Žalgiris turi gerą šansą šiandien dar laimėti. Saša Vezenkovas, aukščiausia klasė. Ir kaip paprastai. Visgi nepataiko nuo baudų metimo linijos čia. Ajajaj. Ir kam pražanga, nes ten Sirvydis atrodo kažkiek pataikė Papanikolau per veidą. Ir iš Sirvydžio veido atrodo, kad tai yra pražanga puolime. Na. Oi. Klausyk, ar čia pražanga puolime? Čia yra statulėlė Oskaro Papanikolau. Sirvydžiui. Jeigu tai yra nesportinė pražanga Deividui Sirvydžiui už tai, jog varžovas atsitrenkė į jo kūną,
Ir Arnui Butkevičiui yra įrašoma paprasta pražanga. Taip, pakeistas sprendimas, bet jis vis tiek reiškia 2 baudų metimus į Žalgirio krepšį. Taip. Uždaryti šitas rungtynes. Ir Molinijos dabar meta ir prameta. Vyksta vadinamasis prakeiksmas ir ties juo. Žalgiris atsilieka 5 taškais. Lieka 1 minutė. Ir pražanga prieš Silveiną Francisko. Dabar nuo pražangų kenčia ir Olympiakos 2 taškai yra įskaitomi. 2 taškai yra įskaitomi ir dar pražanga. Dar kartą. Čia kontaktas. Čia ir pražanga buvo sušilpta. 1, 2. Taip, pražanga ir taškai. Imant visas oficialias rungtynes, taškai nėra įskaitomi. 2 baudų metimai. Antrajame karjeros susitikime Eurolygoje. Na, bent jau 1 taškas. To nebando daryti, bandys susikurti geresnį metimą, bet čia Tomasas Volkupas kaip neleidžia iš pradžių priimti kamuolio Francisko. Perdamas Butkevičiui, Sirvydis toliau suka kamuolį, Dovydas Giedraitis iš toli. Ajajaj. Čia buvo tas metimas. Čia buvo tas metimas. Ir iš... Na, praktiškai turbūt uždaryti šias rungtynes. Na taip. Kitaip šiose rungtynėse nelabai ir sakyti, kad tiesiog nepataikėm baudų metimų. 3 taškais irgi. Fiziška komanda. Žalgiris atrodo bando atsakyti kontaktu. Čia Francisko pataiko baudą ir... Na ką, Saša Vezengovas. Ir reikės dabar labai greit pulti Kauno Žalgiriui. Silveinas Francisko taip neįtin skuba, bet dabar bando padidinti greitį. Francisko pats išsimeta kamuolį. Nepataiko iš toli, Lekavičius nedvejodamas atakuoja, nepataiko ir Lukas Lekavičius. Visgi viskas baigėsi Žalgirio pralaimėjimu, nors žalgiriečiai buvo labai arti, pavadinkime taip, sensacijos, žvelgiant kokia...